Senai besimatėm, galvoju, po filmavimo, kol pareisiu, pafilmuosiu trumpai, kaip atrodo šiuo metu rudenio miško vaizdeliai. Manau, bus šitas vaizdo įrašas gan trumpas, kol pareisiu namo. Na, trumpai nusprendžiau pafilmuoti eidamas, kaip visą tai atrodo. Miškas eina rudeniop, drebulės dar lapų nemeta, beržai pradėjo mesti lapus. Va, kiek galima pasižiūrėti. Nors galima ir vasaros metu buvo sausa, galimai, gal ir numetė vasarą. Va, paparčiai jau galima sakyti, paparčiai eina į pabaigą. Žolė dar žalia, geras gaivus oras, smagu. Nežinau, kaip gavosi šį kartą nufilmuoti. Turiu pasidaręs vaizdo įrašų gal kokius 5-6. Nėra laiko tiesiog sumontuoti. Tai va, kaip atrodo miškas. 4 valanda vakaro. Paukščių, galima sakyti, išvis nėra. Kai kur pasireiškia balsai. Na, reikia nutaikyti turbūt. Labiau šiandieną saulė nedžiugino. Tiesiog sugalvojau spontaniškai. Pažiūrėjau, koks oras. Galvojau, tiesiog prasivaikščiosiu. Ne, bet pasiėmiau vaizdo kamerą ir sugalvojau kažką tai nufilmuoti. Na, išvažiavau 9 valandą, gal ir 10 valandą. O dabar jau 4. Buvo apsiniaukusi, bet kažkaip tai sėdėti namuose nesinorėjo. Galvoju, ką aš namuose prasėdėsiu ant fotelio ir jokios naudos. Dabar nors gryno oro įkvėpiau ir oras gan pagerėjo. Vėjas irgi. Dienos metu buvo vėjas. Dabar sulėtėjo. Dar jo labiau liktai rytoj bus debesuota. Tai, kaip sakau, reikia pabėgti, nes, kaip sakau, bute ar kažkur tai galima tiesiog dušti. Reikia žmogui erdvės. Va, kaip atrodo šiuo metu. Vėjelio išvis nėra. Va. Eglutės kokios nuostabios. Kokia didelė pušis, parodysiu aš jums.
Jau pušis kokia. Kamieno storis turbūt pusė metro. Na, aš taip galvoju. Jei nedaugiau. Vizualiai. Koksai takelis miško. Smagu. Nebėra turistų. Šurmulio nebėra. Ramybė. Nuo visko, kurie negerbia gamtos, kurie triukšmauja. Kurie mašinomis važinėjasi po mišką. Tiesiog niekur nenori eiti namo. Tiesiog jam rodo, atrodo, greitai prasibėgsiu, bet kažkaip tai norisi pabūti, nežinau kodėl. Iš viso, kai saulė pasirodo, velnias nėra dienų normalių. Filmavimai buvo tiesiog be saulės, pilkuma, o dabar koks grožis. Nuostabu. Kur pasisuksi, visur gražu. Ąžuoliukas dar lapų turbūt nemeta. Dar tvirti lapai. Ir negražu. Miško grožis. Nors truputį niaukėsi irgi. Bet smagu, kad pasirodė bent trumpam saulutė. Dar parodysiu, kaip atrodo bruknės ar spanguolės. Trumpai filmavau, bet kaip sakau, va. Va. Kaip
O. O, pažiūrėkit kaip. Nu ir pabandykit, kaip sakau, va, vorelis saugo, iškrapštykit iš uogyno. Gerai. Va. Dar. O, šičia vėl. Va. Smagu. Gerai. Pasidžiaugiam. Nenoriu, kad užpavydėtumėt. Va. Kaip atrodo. Šiuo metu ruduo miške. Nu, mes prasibėgsime dar kokį 300 metrų. Va. Medžiotojų namelis, stovelis. Čia ir tenai. Tai va, noriu, kol nepasibaigė baterija. Prenumeruokite mano YouTube kanalą Gamtos garsai, kad pamatytumėte naujus vaizdo įrašus. Įrašus dedu pagal laiką ir galimybės. Gan sunku yra viską suspėti. Aš iš to, kaip sakau, negyvenu. Turiu savo darbą. Tai ką galiu tik tai pafilmuoti atostogų metu. Va. Atostogų metu galiu pafilmuoti. Ar po darbo, jeigu yra galimybė. Turėtumėte suprasti, visko suspėti negali. O dar yra asmeninis gyvenimas. Savo daro. Tai nėra tiek galimybių kažką tai nufilmuoti. Ir jo labiau kažkaip tai mano vaizdai yra labiau orientuoti į meditaciją, o ne kažkokią tai šou pramogą. Tie, kurie žmonės nori pailsėti nuo darbų, nuo streso. Mano darbai yra būtent tam skirti,
O kas ieško šou, na šou čia nerasite. Nebent šou gali būti pasivaikščiojimas va toksai. Ir tiek. Jo labiau Instagrame galite susirasti mane. Ten dedu trumpus vaizdo įrašus. Instagramas būtų gamta terapija arba gamtos terapija. Būtų malonu, kad ir ten prisijungtumėte. Va. Kokios nuostabios. Kaip aš be jų. Kaip aš be jų. Dar mėlynė išliko. Va. Viena mėlynė. Antra. Dar čia. Nėra tiek daug mėlynių. Vat, kas žinot, ar tai bruknės raudonos, ar spanguolės. Spanguolės turbūt lapingose vietose yra, ne? O bruknės, na, čia, šlapiuose tiksliau. O čia šlapių vietų ant kalniukų kaip ir nėra. Va. Va. Kokios platybės. Saulutė dar kaip tik pasirodė. Tai. Va. Iš viso. Va. Kiek yra. Va. Kaip jums kekė. Opšt. Va. Va, dar. Raudonuoja. Visas šitas raudonuoja. Su voratinkliu pasiėmiau. Skrusdėliukai. Skrusdėlės dar gyvos. Nu, ir kaip ant vakaro, taip ir pagerėjo. Mano vaizdo įrašai bus apniurę. Ne kažkas. Na, bent pavalgysiu. Va, kiek mes matom aplinkui. Tfu. Va.
Na, o toj pusėje kas? Čia melenės turbūt, ne? Jo. Čia melenės. Yra dar melenių. Na, kaip jum šeštadienio iškyla. Kad ir alkanas, nieko nevalgęs. Bet dvasiškai, emociškai tiesiog energijos turiu šiuo momentu. Gryno oro įkvėpęs. Nuostabu, kad triukšmo nėra. Jeigu triukšmas, nieko gero. Ir toje gamtoje ramybė, visur turi būti ramybė. Pažiūrėkime, man įdomu pasidarė. Tokie laukai. Nu negi, čia yra. Ne, čia mėlynės yra. Čia mėlynių laukai. Bet mėlynių nerasit per daug. Yra mėlynės su voratinklis yra su spanguolėm. Va taip. Aha. Tai čia mėlynių laukai. Va, gal matysis, gal nesimato, kaip drėgmė kyla. Akyse migla. O toj pusėje ne. Matyt, saulė labiau griebia. Į tą pusę jau. Va. Aišku, grybų irgi yra, bet ne per daugiausiai. Turbūt nurenka kažkas tai. Vat kas čia įsivėlė man. O, koksai. O kas tas? Koksai mažas grybukas. Grybo aš nerenku. Man labiau prie širdies uogos. Uogos, kaip bebūtų, turi daugiau gerųjų savybių negu grybai. Ir jo labiau uogas galima įsykę valgyti. Va. Va kaip atrodo šiuo metu miškas. Kaip apgailestauju, kad saulės nebuvo dienos metu. Na, įkelsi šitą vaizdo įrašą, kad galėtume kartu pasidžiaugti. O. Kaip sakant, imk tiesiog nuo gatvės. Manau, kai tik grįši iš karto, šį vaizdainį ir paleisiu. Nieko nekarpysiu.
Va, mėlynis. Na, o kaip jų miškas? Tie, kurie negali išeiti į mišką, na, pasidžiaukite kartu su manim, kiek galite. Na, va, ir kiti sako, kaip galima išbūti miške visą dieną. Na, jeigu kitų reikalų nėra, kodėlgi ne? Jie, žinoma, miške galima irgi kažko tai užsiimti, galų gale knygą skaityti. Aišku, be telefono. Telefono neturiu, interneto nėra. Taip kaip sakau, atsiduodi gamtai. Na, o gamta. O gamta jau kiek gali tau atsiduoda. Harmonija. Visur turi būti harmonija. Va. Nu, ar ne nuostabus vakaras? Kaip aš gailiuosi, kad diena nebuvo tokia. Atrodo, visi mano planai sugriuvo. Kažkaip tai reikia pozityvo įdėti vis tiek. Šiaip iš tikrųjų. Toks matyt likimas, ką davė šiuo metu gamta, taip ir reikia priimti. Va. Nors ta saulutė ne taip dažnai pasirodo, bet vis viena. Nu, kaip ramu. Nežinau, reiktų visą laiką ant vakaro važiuoti, filmuoti. Nes žmonės jau nebelaksto taip. Tiesiog eini ir džiaugiesi. Va. Na, nebedaug beliko man eiti. Taigi, mielieji, manau patiko šis trumpas vaizdo įrašas. Laukite vasaros metu darytą vaizdo įrašą, kurį vis niekaip neprisiruošiu įkelti. Manau, pasirodys sekmadienį. Šiandieną gal susitvarkysi su tuo ir su tuo. Taip kad kam yra kantrybės būti su manim, būkite.
Tai ką, iki kitų kartų ir iki